Nu, sveikas, girdi mane? Ne. Gerai, šiandien bus pamoka pirma tavo. Tai parodysim, kaip reikėtų daryti thumbnailus. Gerai, tarkim, darysim pagal tavo nišą. Tai gali užsimutink. Ne. Tai žodžiu, darysim pagal tavo Roblox videkus. Tai tarkim, jeigu tinki daryti ilgai. Oi, sending request. Darysim tiesiog šiaip sau. Tu gali surasti pagal save. Bet kokį žmogaliuką. Gerai, ką mes dabar padarysim? Tarkim, surandi bet kokį. Bet pavyzdžiui, šitą paimsim leliuką. Tai nesvarbu, kad yra šitie. Eini iškart ir rėmimų būdu. Paremovinam. Čia yra pirmiausias dalykas, ką turim padaryti. Tai paremovint. Paremovinam, jau saugom, turim. Tai einam iškart į potopį. Atsidarom, nesidarom, bet einam į Neo Projects. Su YouTube'u. Aš mėgstu daryti su balto ekranu, kad nereiktų dėti jokio backgroundo, bus taip lengviau padaryti. Greičiau tiesiog padarai taip. Ir aplamai man patinka tiesiog taip. Tai paėmė Open Place spaudė. Open Place. Turi savo tam. Matai, nesimato. Jis yra šičia. Jį pakeli ir uždedi už backgroundą. Oi. O, ir čia atsirand. Taip, mes pirmiausia jį padėdinam. Tai šiaip siūlau. Galite bet kokią pusę, galite tarkim dėti šičia. Ir čia bus tekstas. Arba dėti šičia. Tarkim. Arba dėsiu šičia, kad būtų greičiau biški. Aha. Padedam. Tada ką mums reikia padaryti. Mes paėmėm tekstą. Tekstas yra mažas. Taip, pirmiausia parašom, tarkim, chapter 2. Oi, palaukit. Chapter 2 parašom. Jis yra mažas tekstas, tiesiog paėmė abudu. Eini į size. Jį padidini. Didini, kuo būtų didesnis, kad būtų lengviau matyti jam. Ir dabar tas tekstas nėra žiauriai geras, yra biškai blogs. Nelabai atrodo gražiai. Matai, šiaip žymiai geriau, bet ką dabar eini šitam, blending options pavadė. Pirmiausia, ką aš darau, tai visąlaik darau strauką. Jį padarau ant 8 dažniausiai. Tada einu į nešaudų, bet čia nelabai verta, bet jeigu nori daryti, gali daryti. Čia aš darau drop shadow'ą, tai mato šitas labiau originaliau. Čia pasarai, kaip tau reikia. Yra šiaip labai svarbu. Kaip tu darysi. Pasidarai, tada eini chapterį, o šitą ištrinam. Eini chapterį, pasarai tą patį, bet šiek tiek pasitvarkai, kiek tau reikia. Šiek tiek pasitvarkai. Gerai, kaip ir turim jau. Jau galim šiaip tokį dėti, bet mums reikia šiek geresnio. Tai mes būtinai reikia patikės tekstą, tai siūlau tekstą dabar to įsirasiu aš, kokį aš naudoju. Šiaip gali naudoti bet kokius, kokie tau patinka ir siūlau naudoti ant vis kitokią video, vis kitokį. Tai mes dabar panaudosime, tarkim, šitą panaudosim. Gerai, šitą nenaudosim, šitą nenaudok niekada. Reikia naudoti storius tekstus, kad būtų storas. Va, tarkim, toks. Mes dar padidinam jį šiek tiek. Ir dabar, matai, įrašyti, aš negaliu pažiūrėti. Matai, uždengia, kad būtų daug geriau. Tiesiog tą paėmė tekstą ir užkėlė už šitą dalyką. Užkėlė, matai, gali užlysti tą. Ir kad matytų šiek tiek, tiesiog gali biškai pamažinę. Ir jeigu nori, kad matytas, to tiesiog pakeitė spalvą tekstą. Tarkim, raudoną aš paimsiu. Biškai pakeitė tiesiog. Ir viskas. Toks čia labai basics. Jeigu nori geriau, tiesiog darai daugiau visko, bet toks labai basics viskas. Ir viskas tavo yra tai jau. Nes tai tiesiog vienai neširdžiam patom. Panaga būtent spausk. Įsiseivinim. Ir viskas, turi savo projektą. Ir keli jau į YouTube'ą. Tai manau patiko tau ta pamoka. Gerai, davai tada.